Mane iš vis vadina visi profesionaliai ar sertifikuota šiknus perdėtė. Ar darom. Jeigu nedarom, viskas, darau grąžinimą, eik toliau ten, žinai. Vinio kvata kažkur ten neigiamų komentarų, išsireiškimų, heiterių, dėl būtent tarmės, kalbos. Tai iš tikrųjų žaisdavo ir stipriai žaisdavo. Pas mane buvo tas dvigubas apsišaukėlio tas sindromas. Pirmiausia dėl to, kas aš tokia, kad kalbėt, o kitas dalykas, kad aš kalbėt normaliai nemoku. Jis galvoja, kada atsiras ta paslauga, kur būna verslo strategai su astrologija, žinai, kolaboruoja. Kurie darys bendrai vizualinį identitetą, spalvinį, ten visą paletį, išraišką ir formuos įmonių ir žmonių brandus pagal prigimtį. Taip. Ir tada man reikia juos pažadinti. Tai yra du būdai, kažką pošlo, tokia viena kažkokia sakinukai, žinai, ta irgi tokia. Arba kažkokia keiksma žodžiuką. Ir tada visi. Nes jeigu, pavyzdžiui, man vyras knystų protą, kodėl pas tave ten lėkštai dabar neindaplovė, o kriauklė? Aš tikrai numušiu, nežinau, ką su juo padaryčiau. Sveiki, su jumis laida Kosmosas ir šiandien pas mane svečiuose yra Marina Valiukoninė. Tai aš labai laukiau, kad Marina pas mus ateitų, nes aš ją labai stebiu socialiniuose tinkluose ir tai, ką jinai daro, man iš vis yra kosmosas. Ir tai, kokiu rezultatu tu pasieki, ir kaip kitiem padedi, tai čia yra wow. Tai gali šiek tiek papasakoti apie save, nes man tiesiog kartais netrūksta žodžio apibūdinti savo svečiams, nes pas mane tai čia visi kosmonautai susirinka. Ir pati to kosmonautai tikrai, ir dėl to labai fainai pirmiausia, kad pakvietei šitą laidą ir tikrai man labai rezonuoja, ką darai ir ką sugalvoji. Ir tai tikrai ir prasminga, ir įdomu pažinti save per kitus. O aš, Marina Valiukoninė, ką jums pirmiausia reikia žinoti, kad esu ne lietuvė, Lietuvoje jau 10 metų, dabar paskutiniai mano metai labiau skirti pardavimų ir komunikacijos strategijai ir aš padedu tai dėlioti kitiems, ekspertams, solo verslams, o visa kelionė prasidėjo nuo Mastermind įrankio, tai daug laiko ir surinkdavau tokias grupės ir populiarinau Mastermind įrankį Lietuvoje ir apmokinau Mastermind grupių moderatorius. O dabar realiai padedu žmonėms, kurie turi kažkokį talentą, padėti jiems tą talentą paviešinti socialinėje erdvėje ir uždirbti savo mylimus veiklos ir tame matau daug prasmės. Kai pradėjau žiūrėti tavo astrologinį žemėlapį, aš jį žiūriu, plemba kažkur man jisai matytas. Ir jisai, žinai, ką labai panašus į Gabiją Petronytę. Jų pas jūs gimtadienių skirtumas ten kelios dienos. Labai mes arti ten. Jo. Ir metai, man atrodo, vienodai. Viskas tas pats, ten, sakau, tik tais dienų skirtumas yra tarp jūsų gimtadienio. Ir net, tokie būstai, jau kas daugiau astrologijos žino, tai yra tokie astrologiniai būstai pas mus, mūsų astrologiniam žemėlapį, tai pas jūs net būstai sutampa. Tai labai labai panašu, bet vis tiek likimai tai skirtingi, ne, vis tiek skirtingos, bet nemažai ir panašumų yra. Yeah. Ir aš tave iš anksčiau pažįstu ir pas ne visą laiką, kai aš susipažįstu su žmonėm, aš pradedu analizuoti ir man tada, toks, kur ten pas ją, koks zodiako ženklas, ne, kur ten ascendentas, kur ten... Ir dabar, kai atsidariau tavo horoskopą, wow, nes aš negalvojau iš tikrųjų, kad pas tave tiek daug yra skorpiono. Pati skorpionas, ne? Bet pas tave čia skorpione 4 planetos. Ir dar toksai vadinamas 10 būstas astrologinis, kuris rodo mūsų statusą, mūsų karjerą, mūsų viešą įvaizdį, irgi yra skorpione. Ir čia tokia visa sankaupa tų planetų, kad iš tikrųjų su tokia skorpioniška energija. Gyventi. O kaip kitiem gyventi su manim? Ir ką aš pastebėjau, su tais skorpionais, yra viena dalis, kur tu sutinki ir iš karto būna, kad čia skorpionas, nes jie turi tokį ir įkasti kažkaip tai sarkazmo, kažkokio tokios sunkesnės energijos. O būna kiti skorpionai, kur tu žiūri ir net nepagalvotum, kad skorpionas. Tai man tu esi tas slapukas, susislapstinės truputėlį skorpionas, nes man atrodo, kad tu tiesiog tą skorpionišką energiją šiek tiek į kitą kryptį nukreipi, daugiau galbūt į verslą. Aš ją įdarbinu. Įdarbini, labai geras pasakymas. Nes
kai tiek daug skorpiono, nu čia reikia arba verslus kurti, strategijas vystyti, nežinau, ezoteriką galbūt netgi užsiminėti, arba būti ten kažkokių psichoterapeutų, psichiatrų, nes nu, šita energija prašosi kažkur tais būti realizuojama. Ne? O kai žmogus skorpionas nerealizuoja vat, per šitas kryptis, nu, tai tada gali būti ir Griaužia tada save, kitus. Taip, saviplaka, savigrauža, kitų ten įgėlimas, ne, manipulacijos, pavydai ir visi kiti dalykai. Tai aš žaviuosi, kad mano aplinkoje yra tokie skorpionai, vat, kaip tu ir kaip Gabija, kur labai gražiai matosi, kad tą skorpionišką energiją jūs mokat ir įkūrybinti, ir įprasminti. Tada pradedam analizuoti žmogaus horoskopą. Tai pirmiausia, va, tas toksai branduolys žmogaus yra vadinamas didysis trejetas, tai yra Saulė, Mėnulis ir ascendentas. Tai va, tas Saulutė pas tave Skorpione ir 10 būste, kas yra statuso būstas. Tokie žmonės, jie niekada nelieka nepastebėti. Jiems net per daug stengtis kažką daryti, nes būna kai kurie vat, nori, ne, tom pripažinimo, matomumo, žinomumo, ir jie vat, kažkaip stengiasi, ne. O Saulė 10 būstui, jinai ką bedarytų, jinai vis tiek bus matoma kaip lyderis. Ir čia kai skorpioniška energija, tai dar netgi tas toksai pilkasis kardinolas gali būti, kur aš lyderis, bet kai kurie gali net nesuprasti, kad aš lyderis, bet aš ten kažkam kažką pasakiau, kažkur kažką padariau ir žiūrėk, jau procesai pradėjo vykti. Tai vat, kaip tu pati jauti va šitą savo savybę? Nu, yra tame tikrai daug tiesos. Aš ilgą laiką nenorėjau rodytis, arba ten lysti, arba taip baisu buvo, daug kam dabar baisu, bet vis mane ir taip, ir kitaip stumdavo į tą viešą, į tą būrimą žmonių, lyderystę. Tu labai teisingai viską pasakei, man labai patinka dėlioti strategijas ir labiausiai aš džiaugiuosi, kada žmonės, su kuriais aš dirbu, jie išjuda, kada jie labai fainai padaro rezultatą, kada jie uždirba, kada jie tampa matomi soctinkluose. Tai va, tas pilkas kardinolas gal, kad pati aš nejaučiuos, kad aš ten kažkokia žvaigždė arba esu ten labai matoma, gal jūs taip iš šono matot, aš tai, man atrodo, kad aš ten tiesiog kažką darau ir darau. Bet mane labai labai džiugina, kad man pavyksta, kad tos žvaigždės, kurios supranta savo stiprybės, pradeda komunikuoti, pradeda daryti ir ten taip eina, kad jiems toks wow. Vat man patinka zажигать звезды, kaip čia būtų? Žiebti žvaigždės. Šiaip Skorpiono viena iš savybių yra transformuoti, keisti ir daryti įtaką. Tai tu tą labai gražiai darai, padėdama kitiems atsiskleisti ir netgi tam tikrą prasme galima sakyti transformuoti tą žmogų, ne? Nes aš irgi kiek stebėjau ten, pavyzdžiui, tavo socialinį erdvėj pasidalinimus apie kitus, ne, bet kokie jie atėjo pas tave, ne, ir koks pokytis įvyko jau po darbo su tavim, tai galvoju, vau, kokia transformacija, ne, vat kaip to žmogutis net pats nemato, ne koks potencialas jame yra, neturi tų įrankių, kaip nežinau, kaip ten įdarbinti juos, ne, o pabendravęs su tavimi, ne, padirbęs, iš karto, žinai, kaip tas drugelis, arba kaip Feniksas jo pakyla. Man irgi labai gražu tą stebėti, tame matau, tai labai labai užveda ir labai daug duoda energijos. Nes tikrai tai yra sudėtinga, nes labai dažnai dirbi su žmogaus pasipriešinimais, tais vidiniais tarakonais, kada jis ten spardosi, bijo, nenori, bet tada mane iš vis vadina visi profesionaliai ar sertifikuota šiknų spardytoja. Mano mastermindas mane nuolat tai vadina ir sako, kodėl tu nori prisijungti ten, pavyzdžiui, prie mastermind grupės? Nu, kad tu man šikną paspardytų. Tai va, ta skorpioniška energija tokia gal agresyvesnė, kur, pavyzdžiui, aš galėčiau ėsti save arba ten savo šeimos narius, aš tai transformuoju į mano mastermind grupės narius ar mano mintį arba klientus, kada aš jiem atiduodu tokį impulsą arba energiją, kad jie išjudėtų. Ir aš tokia ten nelabai tokia švelnėsiu. Ar darom. Jeigu nedarom, viskas, darau grąžinimą, eik toliau ten, žinai, vinio kvatą kažkur ten kitose erdvėse. Tai vat mano ta tokia kategoriškumas arba toks, tas skorpionas, toks gal, žinai, kuris būna toks aštrus arba toks kategoriškas, tai jis labai pasireiškia veikloje. Kartais klientai sako, kad jie truputuką net mane pabijo,
Va, bet Aš mačiau kažkokį rilsą, kur tavo komanda, kur susirinkimas, kur mes bijom. Taip, bet tame yra, kad aš niekada nevyniosiu į vatą, aš pasakysiu tiesiai šviesiai ir arba darom, arba darom. O šiaip, kaip tu galvoji, nes skorpionas jo, jisai gali būti griežtesnis, ne jam svarbu rezultatas ir taip toliau, bet vas ta toksai, tu labai tą gerą pasakai, paspardymas šiknos, čia iš tikrųjų ne visai, ne iki galo yra skorpioniškai nervio, kaip tu galvoji, vat, kas šiknas spardo? Nežinai? Pas mus labai svarbus yra mėnulis. Ne, mėnulis tai yra mūsų emocijos, mūsų pasąmonė, mūsų reakcijos. Ir tavo mėnulis yra avinė. Taip. Tai va, avinukas yra toks, arba darom, davai rezultatai, davai veiksmas, davai kažką tai užvedam, užkuriam ir avinas jisai, ne tas, kur, tai kaip čia dabar, nes jisai labai impulsyvus, tai yra ugnies stichija, jam reikia čia ir dabar. Ir dėl to pas ką yra mėnulis avine, jų komfortas yra tada, kad yra judesys ir veiksmas. Jeigu tik tais pastrigom, kažkur kažkas nebeina, monotonija prasidėjo, viskas tokiam mėnuliui nebeįdomu, jisai tiesiog praranda fokusą, jis tada jau kažkur mintis kitur ir tada būna tiesiog sunku susikaupti. O taip, kada... Pas mane ten avine kažkas. Taip, mėnulis avine. Vat čia yra tavo emocijos ir tavo reakcijos. Šiaip pas ką mėnulis avine, tai žmonių emocijos tokios ir reakcijos būna gan impulsyvios. Tu kaip degtukas. Užsidegiau, sureagavau, supikau, aprėkiau, praėjo 5 minutės, atsileidau, nebepykstu, gal pasikarščiavau biškutį. Tiesiog, ta tokia ugnies energija, jinai per emocijas dažniausiai pasireiškia. Dėl to mėnulio avinukas, jisai jo būna toks impulsyvokas, karštakošis, gali būti kartais netgi stačiokiškas, kur taip nevinioju vatą ir sakau taip, kaip yra, bet iš vienos pusės, kai kuriems žmonėms gali būti šiek tiek sunku ir, sako, net bijau, nes jau kaip leptels, taip leptels. Bet užtat mėnulis avinės labai nuoširdus, jis nebando lys šikno, nebando ten kažkaip, žinai, su vienu užpakliu 2 kėdės apsėstis, jis sako taip, kaip yra. Kartais gali nukentėti nuo savo to tokio nuoširdumo ir tiesmukumo, kažkur galvoja, kad, blemba, gal čia biškai pasikarščiavau. Kitą kartą geriau patylėsiu, bet vis tiek nepatylėsiu. Vis tiek nepatylėsiu, jo. Tai va tas mėnulis tavo toks jo aviniškas ir dėl to, kai ateina žmogus pas tave, tu jam gali duoti tą impulsą tokį, kaip ir sakai, išjudėti iš vietos, nes avinas, tai yra tas startas, kur pasiruošiam, įkvepiam, varom, tai pas tave šitą energiją yra dėl to klientai, kurie ateina pas Mariną, tai nesitikėkit, kad čia bus tas, kur užglostysiu, užčiučiuosiu, ten paguosiu, kažkaip, ne, čia bus Darom. Skorpionas, sakai, tai yra toksai strategas, šiek tiek kietas, irgi toks nevyniojantis į vatą, avinas šiknas paspardom, bet vis tiek, su tavim bendraujant, jaučiasi labai pozityvumas stiprus. Optimizmas toksai ir įkvėpimas, nes tu ir savo reelsais, apskritai visų savo turinį, pas tave, aš bent jau kaip matau, yra pagrindinė tokia idėja įkvėpti. Kad tu gali pasiekti ten ir tas peržiūras ir savo profilį auginti, rezultatus turėti. Kaip galvoji? Kas tai yra? Koks zodiako ženklas, kaip tik moka užkurti, įkvėpti ir lydėti? Šaulys gal? Taip. Taip, pas tave ascendentas yra šaulyje. Ascendentas, jisai parodo asmenybės tipą. Kiekvienas mes turim savo tipus, ir ascendentas tai yra tokia, galima netgi vadinti socialinė kaukė. Tai yra ta kaukė, kurią aš užsidedu įdama į viešumą, į sociumą, į kolektyvą, į bendruomenę. Ir dažniausiai ascendentas parodo pirmą įspūdį apie žmogų. Tai šiaip šaulys, jisai, kai ateina kažkur, tokį žmogų visą laiką atkreipsi į dėmesį, nes šaulys jisai eina į kontaktą, jisai juokiasi, jisai turi gerą humoro jausmą, jisai užveda kitus ir šaulys tai yra mokytojas. Šiaip dažnai tokie žmonės, jie, tą turi tokią mokytojo aurą. Per gyvenimą, pavyzdžiui, kol dar net nevedė į mastermindų ir neužsiminėjai šitais dalykais, greičiausiai galėjai pastebėti, kad į tave kreipiasi žmonės kažko. Patarimo, ten, kaip čia man geriau daryti, o gal tu man gali pasakyti.
nes kada pa žmogų yra ta tokia mokytojo aura, toks žmogus iš savęs spinduliuoja, kad aš žinau, kaip tau geriau. Ir vėlgi, jeigu žmogus įdarbina šitą savybę, super, čia bus puikus vedlys, puikus mentorius, puikus coacheris, tas, kuris padės tau aukti. Jeigu neįdarbina, tai tada tiesiog eina ir visiems dalina patarimus. Aš galvoju, kad tu taip daryk. Užknisi visus. Jo, ir tada natūralu, kad kiti nelabai priemonės. Jeigu aš neprašau patarimo, tai čia dabar aš man aiškini. O kai žmogus įdarbina, tai super, mes matom tada puikų pavyzdį. Geras, kaip įdomu. Mano dukra irgi yra šaulys. Tai irgi tokia, dar mažytė, tada 13-12 metų jai dabar, bet ji antiek gili ir tokia, realiai, matau, visi klasiokai prie jos, visi, ta prasme, žiūrė ją tokia kaip mokytoja, visi norėjo atsiremti, su visais susitarė, tikrai puikus humoro jausmas. Čia tokie, tiesiog irgi lyderiai, bet tie lyderiai per žinojimą. Ne tai, kad ten kaip pavinas einam ir darom, o daugiau toksai, kad... Per išmintį tokia, aš pasakyčiau. Jo, išmintis ir toksai, kai žmogus kelia pasitikėjimą, netgi tai pasakykime. Ir šiaip iš tikrųjų, ką pastebėjau, kada yra asistentas šaulyje, tokie žmonės iš tikrųjų per savo gyvenimą labai daug keliauja. Nes šaulys jis yra atsakingas už keliones, už užsienį, už tarptautinius santykius. Ir tokius žmonės natūraliai labai traukia keliauti, pažinti, plėsti savo akiratį, savo pasaulėžiūrą, įdomu yra kitos kultūros, kitos religijos, kaip ten kažkur svetur kažkas vyksta. Tai mes pas Gabiją irgi šaulyje asistentas, tai tiesiog visur tenais po visą pasaulį marširuoja. Tavo gyvenime irgi nemažai, tų kelionių. Pradėkime nuo to, kad tu ne lietuvė, tu iš vis užsienį. Mums tai užsienis, tu dažnai savo gimtoji šaly gimei, bet gyveni pati užsienį. Pati Tenerifė pagyvenom dar 3 metus. Dabar vėl, tai mes Klaipėdoje gyvenam, tai Vilniuje tikrai labai gyvenimo vietos keičiasi ir tikrai mane traukia pokyčiai. Man nusibodo vienoje vietoje ilgai būti, tada keičiam, kažką darom, varom. O gal gali miškai papasakoti tą istoriją, kaip tu šiai toj Lietuvoje atsidūrei? Vyras atsitimpė. Mes susipažinom su vyru Minske ir įsimylėjom. Ten pagyvenom gal 6 metus kartu ir po to taip susiklostė visas aplinkybės, kad jam reikėjo grįžti dėl darbų. Ir aš irgi pajaučiau, kad noriu važiuoti, kad noriu kažką kardinaliai pakeisti. Ir viskas, mes prieš 10 metų atvažiavom gyventi kartu su vyru į Lietuvą. O ar tau sunku buvo integruotis į Lietuvą? Pirmus metus taip. Tikrai, pirmi metai buvo labai sudėtingi. Tai vienintelį, dėl ko labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad pradėjau mokytis kalbos. Tada greičiau vyko visa ta integracija. O toliau realiai tas veiklos vystymas, bandymas kažką daryti, kažką ten bandyti verslus kurti. Mano mastermind grupės labai padėjo. Tai aš galiu pasakyti, jau po 2-3 metų aš jaučiausi gerai. O kaip sekėsi tą kalbą mokytis? Neklausk, lietuvių kalba žiauriai sudėtinga. Aš iki šiol jau pagaunu, kur neteisingai ištariu arba kalbu, bet man atrodo burnoj neįmanoma tokią garsą pagaminti, supranti. Nes mano gimtoje kalboje arba jie arba o pas jūs ten kiek tu supranti? Ir daug yra tokių ir tarmių, ir žodžiai nepanašus į kažkokią kitą kalbą. Tikrai yra tai sudėtinga, bet kuo daugiau bendrauji su žmonėmis, tuo daugiau vis tiek tą žodyną savo papildai. Ir dar galbūt tas sudėtingesnis laikotarpis, kada reikėjo pradėti viešai kalbėti lietuvių kalbą, nes kada vienas dalykas tu tam kalbėjai, kur tau saugu, kitas dalykas, kada tu rašai, ten tau kažkas tikrina klaidas, arba ten čia GPT kaip dabar rašo. O visiškai kitas dalykas, kada reikia kalbėti viešai ir kada tu susiduri su to nepalaikymu, heitu, labai stipriai pablogėjo situacija po karo. Ir visas tas toks srautas ir neigiamų komentarų, išsireiškimų, heiterių, dėl būtent tarmės, kalbos. Tai iš tikrųjų žeisdavo ir stipriai žeisdavo. Ir aš žinau, kad daug kas iš lietuvių nepradeda realiai komunikuoti dėl to, kad bijo, kad dabar kažkas pasakys, kad kaip aš atrodau, nusišnekiu, kas tu tokia, kad kalbėti apie tai. Tai pas mane buvo tas dvigubas apsišaukėlio tas sindromas. Pirmiausia dėl to, kas aš tokia, kad kalbėt, o kitas dalykas, kad aš kalbėti normaliai nemoku.
Ir iki šiol, pažiūrėjau, ateinu prieš didelį auditoriją kalbėti, arba ten naują grupę kažkokią palydinėju, arba ten kažkur matau, kad reikia kalbėti su žmonių ratu, kur aš nepažįstu, tai man iki šiol kyla tas stresas. Ir aš iki šiol atsiprašinėjau, bet tai yra toks man geras suvokimas, kad kada mes savyje atrandam kažkokius netobulybės ir vis tiek darom, tai kitus žmonės labai įkvėpia. Ir kada man kažkas sako, Marina, jeigu jau tu komunikuoji ir nebijai ir gauni tik heitą ir visą kitą, tai, ašgi normaliai kalbu, viskas gerai su manim. Tai kaip ir kitus, aš suprantu, kad mano kažkokia transformacija padeda ir kitiems transformuoti. Čia, žinok, labai, labai įdomus dalykas yra tavo astrologiniam žemėlapė. Mes turim Lilith. Lilith tai yra mūsų karminis taškas, kuris rodo praeitų gyvenimų kažkokias... Ir kas dar sėdi? Kaip tu galvoji, kas už komunikaciją atsakingas? Liūtas? Ne. Ne. Dvynys. Dvyniai jie atsakingi už kalbą, už mąstymą, saviraišką žodžiu raštu. Ir pas tave Lilith yra dvynių zodiako ženkle. Ką tai kalba, ką tai sako, ne? Kad siela turi iš praeitų gyvenimų atsinešusią kažkokią negatyvią programą, vadinasi, kur tu praeituose gyvenimuose galėjai menkinti kitus dėl jų kalbos, saviraiškos, ne? Vat tą heitą, kurį dabar galbūt tu gauni, ne? Kažkada gal aš kūriau. Galbūt kažkada tu kūrė, ne? Čia taip pat irgi dvynys yra už dezinformaciją, už melagienas visokias atsakingas. Už melagystę, ne? Jo, vat, kur galėjo būti irgi tokie įsikūnymai, kur žmogus daug melavo, apgaudinėjo, klastojo, plagijavo, kopijavo, visi šitie dalykai. Šiaip iš tikrųjų, Lilith dvyniuose skaitosi netgi pati lengviausia karma, nes mes visi turim savo Lilithą, ne, pas mus irgi skirtingose zodiako ženkluose yra. Bet dvyniai tai yra komunikacija, čia ne kažkokios labai, rimtos temos. Tai šitam gyvenime dažniausiai, kai pas žmogų yra Lilith dvynių ženkle, o Lilith reiškiasi 3 lygmenim, yra toksai pats žemiausias lygmuo, tai va, jeigu, tarkim, tu dabar šitam gyvenime irgi vėl ten apkalbinėtum, meluotum, keiktumės, ten, nežinau, šmeižtum kitus, ne, ten apkalbas kažkokias skleistum, meluotum ir taip toliau, tai čia toks vadinasi, žmogus gyvena toliau pagal savo tą šešėlį. Yra vidurinis lygmuo, kai žmogus taip nesielgia, bet jisai nukenčia nuo to. Tai jisai gauna, ne, kad tu neteisingai kalbėjai čia, arba, bet ką tau komentaruose ten tie heiteriai rašom, tai va čia būtų irgi antras lygmuo, toks netgi galima padinti karmos išpirkimas. Vadinasi, man parėjo atgal. Ir yra trečias lygmuo, ten, kur mūsų Lilith, ten mūsų slapti talentai. Tai žmogus net savo šešėlį gali paversti savo talentu. Ne, tu net netobulai kalbėdama, netobulai lietuviškai, vis tiek akcentas kažkas, ar ten kažkaip gal sakiniai netaip sudėlioti, tas netobulumas ir yra tavo stiprybė, ne, kas gali įkvėpti kitus. Ir, bet kaip ir sako, jeigu jau tu gali komunikuoti, tai ir aš, ten. Kai žmonės gali netgi įsikvėpti, ne, arba kai tu per savo komunikaciją, per savo žodį, raštą, ne, ten, tai, apskritai, kokią tu informaciją skleidi kitiem, mane gali įkvėpti ir gali mokyti. Net nepagalvočiau. Taip, tai vat matai, kaip įdomiai tas mūsų toksai šešėlis, kur atrodo, kad kaip čia baisu, kaip čia blogai, o mes jį galime vis tiek integruoti. Taip, į pliusą netgi vesti. Ir dar pas tave dvyniuose yra ir Chironas toksai. Chironas tai yra asteroidas ir jo archetipas yra sužeistas gydytojas. Tai jis irgi dažnai rodo pamatinę žaizdą žmogaus, ne, vat kai tu sakai, kad apsišaukėlis, ne, kažkur jaučiuosi, kad kaip aš galiu dalintis kažkokią informaciją, ne, nes dvynys yra tarpininkas, jisai perduoda informaciją kažkam, ne? Ir va šitą tai kaip aš galiu dalintis, tai aš galbūt ne ekspertas, per mažai ten žinau, ir šiaip dažnai tokie žmonės irgi turi kažkur tokią baimę, kad o gal aš čia kvailai pasakysiu, gal čia pasakys, kad kokia čia tu nesąmonė dabar pasaky, toksai, baimė, tokia kritika, vidinis kritikas gyvena. Bet čia yra žaizda ir jeigu žmogus daro kažką, gydo save, tai kaip mes gydom, jeigu aš turiu žaizdą baimės, ne, save atskleisti žodžiu raštu,
komunikuoti, bet aš vis tiek tai darai, aš vis tiek per tai lipu, kažką darau, ne? Aš gyju ir tada gydau kitus. Matai, va tie minusai, kurie atrodo pasižiūrėtų kitos, o ne, tai tu čia tikrai negali komunikuoti, tikrai negali rašyti, nes čia vienu žodžiu tavo šešėlis. Ne, mes jį galim integruoti ir paversti savo pliusais. Wow. Ačiū tau. Niekada net nepagalvočiau iš tokios pusės. Man labai įdomi būna tema, ką aš labai mėgstu analizuoti, tai karminiai mazgai. Karminiai mazgai, jie pas mus parodo pietinis mazgas sielos įdirbius, jau ką neatsinešus iš praeitų gyvenimo, ne kokias programas įvykdžiusi, ką jau išmokus. Ir čia būna tokios mūsų prigimtinės savybės, ką mes jau, ne tai, kad natūraliai mokam, bet kas mums šiaip visai gerai sekasi. O šiaurinis karminis mazgas jau parodo sielos misiją šitam įsikūnime, ne? Vat ko čia ta siela atėjo išmokti, ką realizuoti, kur save nukreipti. Ir pas tave šitie karminiai mazgai stovi ašyje svarstyklės ir avinas. Tai praeitų gyvenimų patirtis svarstyklėse. Kuomet būna tokia padėtis, šiaip žmonės, jie būna labai linkę į partnerystę, kolaboraciją, bendradarbiavimas, ėjimas į kontaktą, dėl to, kad svarstyklė yra porinis ženklas. Jai visą laiką bus svarbu su kažkuo. Ne aš vienas einu, darau ir ten kažką užkuriu, o man reikia biškį atramos į kažką atsiremti, kažkam deleguoti kažkokius darbus. Ir apskritai pati partnerystės tema būna dažnai romantinių santykių, kai žmogui iš tikrųjų svarbu būti ryšyje santykė su kitu žmogumi. Ir tas karminis mazgas, jisai svarstyklėse, bet čia yra 9 būstas, toksai 9 būstas, tai yra mokytojų būstas. Tai vat labai dažnai žmonės, pas ką būna tokia padėtis, jie net ir savo profesiją pasirenka kaip mokytoją. Čia gali būti ir mokyklinis, ta prasme, mokykliniam lygmenį. Bet čia gali būti ir mentorius, gali būti ir coacheris, tie patys mastermindai irgi yra 9 būsto, nes aš padedu kitam mane atrasti save ir padedu jam augti. Bet šito gyvenimo užduotis tai biškai kitokia. Čia buvo iš praeito gyvenimo. Jo, iš praeito gyvenimo. Dėl to žmonėm lengva, nes man yra pažįstama šita terpė, aš gerai joje jaučiuosi, man per daug ten lip per save nereikia, nes tiesiog man tai natūraliai gaunas. Bet šito gyvenimo užduotis tai yra 3 būstas, tai yra mokinystė. Mokinystė. Kai siela ateina šitam gyvenimą mokytis ir mokytis. 9 būstas šiaip dažnai duoda žmogui tokią prigimtinę išmintį. Tokiem žmonėm, jiems šiaip net per daug mokytis ir nereikia, jie šiaip labai lengvai greit perpranta kažkokias sistemas, kažkokias struktūras, ir greitai perima ir tada gali kitus vesti. Bet 3 būstas sako, vis tiek aš turiu būti nuolankus mokinys. Aš vis tiek, taip aš galiu mokyti kitus, aš galiu vesti, bet aš paraleliai irgi turiu pati mokytis. Geras. Ir tas 3 būstas, tai mokytis visko. Nebūtinai vienoj nišai kažkokio, ne? Natūralu, kad kai tu esi specialistas, tai tu tobulėji, ne, irgi savo srity, irgi toliau kažką mokaisi, ne, keli kvalifikaciją, bet 3 būstas sako, viską tu turi mokytis. Ta prasme, tavo tas mokymosi laukas gali būti labai labai platus. Ir kadangi čia avine, tas šiaurinis karminis mazgas, ne, tai drąsiai tą daryti. Nes avinas tai yra savarankiškumas, lyderystė, drąsa, nebijoti rizikuoti. Tai pas tave šitos temos, jos turi būti tavo gyvenime. Tai tu taip įdomiai sugebėjai sujungti tą lyderystę, tą aviniškumą, tą 9 būstą, kas yra mokytojas, mentorius. Ir aš tikiuosi, kad vis tiek kažkur tai yra ir tas 3 būstas, kur tu pati mokaisi. Tai nuolat, aš jau kartais pykstu, kad kiek jau galima mokintis, jau tokį glamirį, jau sustok. Ir tas pas mane nuolatinis, dar šitą paimsim, dar šitą, dar to trūksta, o kai tu supranti pardavimą, marketingą, o gal dar metodologiją, dar to trūksta šitą, tada, man įdomi ezoterika, man įdomu dar tas, tada gerai dar coachingą, o tu negalvoji dar apie tokius įrankius. Ir žodžiu, kur vėjas papūs, ten aš atsiduriu. Ir tai tikrai labai užima daug laiko ir mano gyvenimo tarpo. Ir kartais aš net, tu dabar pasakėjai, man net sakau, kad geras, nes aš truputuką net pykdavo ant savęs, kad tiek daug ir yra tas nuolatinis poreikis, atrodo. Ir tuo pačiu metu ir pasipriešinimas tame yra didelis eiti mokytis, nes visą laiką
daug energijos ten, daug yra ten fokuso, ten yra didelė tarpė. Tai ir pasipriešinimas, bet ir toks vidinis, atrodo, noras ten eiti. Ir jau kartais piktis ant savęs, kiek jau galima investuoti pinigų, laiko ir pastoviai sėdėti. Bus ta tokia mokytojo mokinio ašis, kur aš Geras. mokausi, perdodu. Nu, va, toks nuolatinis ratas. Bet pas vyksta. mane labai gražiai gaunasi tą padaryti, o aš jaučiu, kad aš kažkur gaunu ir aš super greitai galiu tai integruoti į tą, ką aš darau su savo arba mokiniais, arba klientais. Ir gaunasi, kad tas nuolatinis toks transformavimas informacijos net man pačiai patinka arba mane užveda. O gavau, supratau, galim šitą integruoti. Ir man labai lengva integruoti. Labai. Nu taip, nes avinas vis tiek tai yra pirminė ugnis, impulsas, greitai čia ir dabar. Nes būna žmonės būna, kur mokosi metus ir ten integruoja. Ir būna, pavyzdžiui, net nepritaiko, nu būna kiti pritaiko, ne? O trečias būstas pas tave ne, greitai. Aš super greitai pritaikau. Taip. Aš kartais net dar nebaigiau mokymus, pagavau tokią bazę ir jau iškart galiu pritaikyti. Ir šiaip netgi dažnai va, tokiem žmonėm kaip pas tave, trečias būstas savine, jie ir mokyklai labai dažnai, greitai pagauna esmę, bet pavyzdžiui, tai nebūtinai reiškia, kad gerai mokosi, nes labai greitai fokusas nuslysta, jeigu tik tai mokytojas labai ilgai ten kažką, viskas, aš jau ten kažkur jau mano dėmesys kitur ir tada tiesiog būna sunku susikaupti, bet jeigu pagauni ir mokytoją, ne, kad įdomiai perteikia informaciją, neištemdamas, net ten filosofuodamas kažkaip, nes avinas nori greitai. Čia ir dabar suprasti. Esmė, kokia yra esmė, ne? Jeigu pagauni tokį mokytoją, kuris tokias žinias perduoda, tada man jos irgi lengvai nusėda ir tada aš iš karto pritaikau. Iš karto galiu ir kitam perduoti. Aš visai neseniai, kaip neseniai, gal prieš porą metų, atradau šitą dalyką, kad 10 būstas mūsų astrologinis, ne, kuris tai yra mano statusas, mano karjera ir mano viešas įvaizdis. Ir kaip jis įtakoja mūsų saviraišką socialinėje erdvėje. Aš kai užėjau pas tave į tavo profilį, pas tave dominuoja raudona spalva, juoda, ten irgi tokia būna, toksai vat raudonos ir juodos miksas, nes mes pagal spalvas irgi identifikuojam, ne? Energija tokia, bendra tokia pojūtį žmogaus. Ir pas tave 10 būstas yra Skorpione. Skorpiono ir yra tokios spalvos, sodros spalvos, raudona, juoda, balta, kontrastai tokie visokie, ne? Ir raudona tai dėl to, kad tai yra aistra, seksualumas, ne? Ar pas tave visą laiką buvo tavo viešam įvaizdis šitas koloritas, ar tu neseniai jį atradai? Ne visada. Dabar aš vis tokį prieinu truputį prie tokio oranžinių atspalvių. Neseniai realiai, čia gal kokie 5-6 metų. O tu ar pastebėjai, vat, kai atsirado šitas koloritas, kad pasikeitė tavo matomumas? Aha, pasikeitė tikrai. Ir daug kas mane asocijuoja su raudonas spalvos, su tokiais ryškesniais drabužiais. Ir taip daug kas sako, Marina, tai čia ta raudona, oranžinė, ryški. Taip, tai va čia prie ko aš vedu, kada mes savo brandingę pradedam naudoti tą energiją, kur yra mūsų 10 būstas, mūsų statusas pradeda kilti. Geras. Matomumas, žinomumas, nes tai irgi yra energetika tam tikra. Pas mane 10 būstas yra avine. Ir aš atsimenu, dar kai tik tai mano kosmonautė, ten tik pirmi gal metai buvo, aš pradėjau daryti į TikToką tokius zodiako ženklai už vairo, vienu žodžiu, ten tokius juokingus video. Taip. Ir aš tuo metu labai mėgau ragiukus. Išdarydavau tokias kasytės, tokie kaip ragiukai būdavo. Ir tie video visą laiką sulaukdavo labai daug dėmesio. Supratau, kad ragiukai avinas, ne? Tai bet netgi smulkmena kažkokia, ne? Bet čia yra energetika. Ir netgi kažkada dėjau tokį video irgi į TikToką, kur aš ten prie laužo, kažką ten gintaro dulkes, man atrodo, mečiau laužą, buvau su tokiu geltonu, juodai geltonu chalatuku ir man tas Tonkus tada ten pakomentavo ir galvoju, kaip įdomu, kad būtent va tą video paėmė ir per tai, man irgi tada daug sekėjote ir taip toliau. Tai va, kai aš daugiau pradėjau integruoti avinišką energiją
Geras. Tai yra irgi raudoni plaukai atsirado, ne? Toksai daugiau ryškumas, drąsa. Mano pačios to kosmonautė pradėjo aukti jo. Tai vat aš labai mėgstu stebėti kitus ir kieno astrologinių žemėlapių žinau, tai vat pasižiūriu, ar jisai pagal savo 10 būstą eina ar ne. Nes tikrai, jeigu, tarkim, pas tave, jeigu skorpionė, ne, o tu, tarkim, eitum, nežinau, per kokį nors flow, kokios nors pastelinės spalvos, kokią romantiką, visiškai nepaeitų, nes čia tiesiog yra ne tavo 10 būsto energija, o čia skorpionas, tai yra ekspertas, tai yra strategas, tai yra ryškumas, tai yra drąsa ir tai yra transformacija. Kada tu šitus elementus naudoji pati savo strategijose, rezultatus mes tiesiog matome akivaizdžiai. Geras. Tai aš kartais galvoju, kada atsiras ta paslauga, kur būna verslo strategai su astrologija, žinai, kolaboruoja. Kurie darys bendrai vizualinį identitetą, spalvinį ten visą paletį, išraišką ir formuos įmonių ir žmonių brandus pagal prigimtį. Taip. Geras. Jo, tai čia, sakau, man buvo atradimas, kai aš atradau šitą dalyką ir pagal žinomus žmonės, žvaigždės, kaip Lana Del Rey. Jis irgi iš pradžių pas ją būdavo tokie kažkokie stiliai, tokie, labiau per dvynišką energiją, tokia vėja vaikė mergaitė. Ir tik tada, kada jinai pradėjo eiti tą tokį, kur, kaip čia dabar net įvardinti, tokia dama, ne, o pas ją 10 būstas liūte, jinai turi būti karalienė, tokia ryški, matoma ir tokia, žinai, su karūna. Ir va tada jinai tapo žymi, nes jinai prieš tai irgi dainavo dainas, niekas jos nežinojo praktiškai. O čia įjungia 10 būsto energiją ir iš karto kokie rezultatai. Tai kaip įdomiai, ta astrologija irgi gali pasitarnauti netgi tokiose situacijose. Ir kaip fainai tai žinot, kur nukreipti, kaip pakreipti, ką pakeisti. Dabar, žinai, dar aš kažkuriam story ar tavo rylse išgirdau, kad tu save vadinai meilės imigrantė. Kad iš meilės aš čia atvažiavau į Lietuvą. Ir aš galvoju, kur čia astrologiniam žemėlapį, žinai, rodo pas tave šitą parodymą ir iš tikrųjų yra. Yra, realiai? Yra, jo. 9 būstas, kuris yra atsakingas už užsienį, ne? Tai Lietuva, tau yra užsienis, ne? Nes pas tave gimtinė kitur. Jisai pas tave yra svarstyklėse. Svarstyklės yra Veneros valdomas ženklas, Venera atsakinga už meilę, šiaip už santykius. Ir čia, kaip ir okei, tarsi čia dar ne meilės emigrantė, bet Venera, to 9 būsto valdovė, atsiduria 10 statuso būste. Mano statusas yra meilės emigrantė. Nieko savo. Taip, kaip įdomi, kartais net tokie smulkus dalykai atsispindi mūsų astrologiniam žemėlapį. Ir dabar dar, žinai, labai norisi paklausti, mes kai su Gabija kalbėjom, pas irgi labai stipriai ten tas skorpionas išreikštas ir jinai dalinosi, kad jinai jau nuo vaikystės jautė ten visokius ten mistinius dalykus ir taip toliau. O kaip tu savo gyvenimą tą skorpionišką energiją jauti? Nes vis tiek skorpionas jis biški ten kažkur anapus, ne, jo sensorika yra stipresnė negu kitų žmonių. Jisai daugiau jaučia, daugiau mato, daugiau girdi, daugiau kažkaip, užčiopia netgi, žinai, liesdamas net gali kažką jausti, ko kitas žmogus, net nesureikšmins. O kaip pas tave? Visų pirma, ar yra taip ir ar visada taip buvo? Taip, žinok, su ta skorpioniška jėga, aš nuo vaikystės visada draugaudavau su vyresniais. Pas mane ten 20 metų būdama, aš bendraudavau su moteriams, kurie ten 35-40 ir tam sakė, tam vedlės, psichoterapeutai, tokie gilesni žmonės. Žodžiu, aš visada tokia mažytė, bet su tokiais didesniais mano akimis, buvau tada žmonėmis ir amžiaus prasme, ir dvasinio augimo prasme. Tai aš visada prisitrindavau prie tokių žmonių. Ir man buvo tas laikotarpis, kada aš stipriai ieškodavau irgi savo kelią, ką aš galėsiu veikti. Ir aš eidavau irgi per skirtingus susitikimus, ten lyla žaidimas, kažkoks ten, nežinau, įrankis, ten hipnoterapija, ten dar kažkur, pas kažkur einu, arba ten dalyvauju kažkokiuose renginiuose su ezoteriniais visais tais poskaniais. Ir man sakė, Marina, tu turi būti lylos vedėja. Tau reikia būtinai daryti, ten, nežinau, ten psichoterapijos. Tau reikia būtinai, ten, nežinau, mokintis ir tapti ten kažkokia irgi ten dvasinė vedlė. Joga gali. Man visur visada ateidavo pasiūlymai. Eik, ten dar mano ten žalės akis, tu žinai, irgi ten. Tai tu rag, tu eik, tau labai gerai gal. Žodžiu, mane visi
norėjo į savo būrelį, supranti, pritempti. Nu, ta prasme, konkrečiai visi. Bet mano ta vidinė intuicija buvo, kad okei, aš girdžiu, aš suprantu savo tą polinkį ezoteriniam pasauliui, bet aš nenoriu pritapti prie kažkokio įrankio ir man visą laiką norėtųsi tą ezoteriką paversti materiją ir man visada norėjusi tą savo gebėjimą per veiksmą, supranti, integruoti. Ir kada aš supratau mastermind įrankį, kada aš jį pajutau ir supratau, aš realiai negalėjau užmigti visą naktį. Tiesiog man antiek mane užbombina jausmais, mintimis ir aš pajaučiau, kad mano įrankis, man nereikia prie kažkokio įrankio. Aš galiu kažką paimti, bet aš noriu turėti kažkokią savo išskirtinę ir būti ne prie kažko, o atskirai. Ir mano tas polinkis kiti labai stipriai jautė, o aš jaučiau, bet niekaip atrodo negalėjau surasti savo, žinai, pažiūrėjau, per astrologiją, kažkas per numerologiją ir taip toliau. Ir aš prieš tai irgi analizuodavau savo ir gimimo datą, ir numerologinį, astrologinį. Man visi sakydavo, kad tu turi dirbti, mokinti, giliai ir taip toliau, per veiksmą, per transformaciją. Bet žinai, kada tau sako, toks sėdėtų, ir per ką, ir ką, ir kaip tai padaryti. Tai sakau, kada pajutau, per ką aš noriu daryti, man buvo bum. Iškart paėjo. Net būdama ne savo šalyje, normaliai nekalbėdama net lietuviškai. Antiek greitai viską užsisuko, tada tu atsistoji ant savo kelio ir tik varyk. Čia, žinai, man atrodo, yra dovana pajausti, kad čia yra mano kelias, mano sritis, mane veža ir kai žmogus išsipildo, man čia tiesiog atrodo pats svarbiausias, bet čia man pats svarbiausias dalykas, kad išsipildau per veiklą. Tai labai, labai gerai girdėti, kad tu pajutai šitą dalyką, nors ir buvo blaškimų kažkokių iš išorės. Labai buvo daug tokio, žinai, ir pakvietimų, bet, žinai, man sako, ir aš tokiu, ne. Ne, nes aš rinkausi, kokį aš paimsiu įrankį, nes aš stipriai jaučiau, kad, ta prasme, tiesiog kažkoks fizinis verslas arba samdomas darbas, tai taip, jis kol kas užpildo mano tam poreikius finansuose, bet tai ne tas, tu žinai, ką reiškia atrasti savo, taip, tu matai tokius žmonės irgi. Ir pavyzdžiui, kada vyrą sutikau, aš irgi taip pat jaučiausi, aš negalėjau užmigti visą naktį, aš žinau, kad yra tas. Ir viskas. Ir pas mane yra tokie jausmai, kad aš žinau, kad reikia. Ar, pavyzdžiui, mes dabar pirkom būstą, mes realiai nežiūrėjom nei vieną objektą, visiškai gyvenom Tenerifėje ir aš atvažiavau į konferenciją Moters pinigai, pravedžiau konferenciją, gyvenau tam pas savo draugę ir vyras sako, klausyk, yra toks įdomus kažkoks objektas, atsiuntė man keletą, sakau, gal kažką pasižiūrim, gal pabandom kažką nusipirkti Lietuvoje. Aš aš pasižiūrėjau visus, man šitas patiko, aš atvažiavau pažiūrėti ir iškart tą patį vakarą palikau avansą, nes aš žinau, kad yra tas. Ir viskas. Man nereikėjo lyginti, žiūrėti, vertinti, eiti pažiūrėti dar 10, žiūrėti, viskas. Aš žinau taip ir visme jokių abejonių. Super, super, čia tam skorpionui, kaip yra, duotybė, taip, pajausti ir iš karto grinuolį jausti, kad nėra blaškymas, labai, labai gerai. Taip, aš labai neabejojanti. Čia yra tikrai. Arba darom. Šiaip įdomu, nes pas tave Merkurijus, kuris atsakingas už mūsų protą, logiką, mąstymą, komunikaciją, jis irgi yra skorpionė, jis yra retrogradinis. Šiaip, kai žmogus turi retrogradinį Merkurijus savo horoskope, šiaip jo mąstymas ir taip vyksta šiek tiek kitaip negu kitų. Dėl to, kad retro planeta, jinai rodo, tai yra atbulai aš einu, taip galim pasakyti. Ir jeigu žmogus mato išeiti vienaip, retrogradinis Merkurijus mato kitaip. Jis per galinės duris, pavyzdžiui, gali užeiti, ne per priekinės. Tai nebūtinai yra blogai, bet tiesiog, tai būna nestandartinio mąstymo žmonės. Jie kitaip biški mato, kitaip suvokia, jų strategijos kažkaip kitaip gali vykti. Jie dėl to būna puikus idėjų generatoriai, nes vienas mato standartiškai, kad situaciją galima išspręsti. Merkurijus retrogradinius sako, o gal visai kitaip mes galim padaryti kažką. Ir šiaip tas pats Merkurijus, jisai yra susijungęs su Saule, šiaip dažnai tokia padėtis rodo labai stiprų intelektą. Apskritai, Skorpionas jau yra intelektualus, jisai jo mąstymas, kaip skalpeliu, jisai taip skrodžia kiaurai, visą laiką eina į gylį,
tokiem žmonėm, apskritai skorpiono, bet kai tiek daug skorpiono, tai tokiem žmonėm visiškai, neįdomus kažkokie ten apie buitį pokalbiai, kažkokie paviršius, tokie, kur ne apie nieką jo, ten apie nagus, ragus, visiškai čia apie ką mes. O kur tik tais yra kažkas labai gilaus, labai arba gilu, arba prasminga. Prasminga, kur reikia įsigilinti, pakapstyti, atrasti. Dėl to skorpionas ir už ezoteriką yra atsakingas, nes ten yra slaptos žinios, irgi ten yra visą laiką gilimės eina. Psichologija, irgi yra skorpiono temos. Tai dėl to tokie žmonės, jeigu jie kažką daro, jeigu jie kažką užsiema, jie tą daro iš esmės. Ne paviršium prabėgsiu, ne ten kažkaip, kaip bus, tai bus, ne, jau skorpionas visą laiką jisai, ieško, ir vėlgi, jam labai svarbu, kad man pačiam būtų visų pirma įdomu. Ir norisi tą šaknį ištraukti situacijos, ne, kad pamatyti visą gilį. Dėl to aš įsivaizduoju, kad mastermind'e, šita savybė super pasitarnauja, nes tu turi suprasti savo klientą, ne, kur yra jo kažkokie skauduliai, blokai, baimės, dar kažkas, ne, ir ištraukti tai. Ir dar, žinok, labai stipriai tai strategija, pardavimų strategija kūrime. Nes kada mes žiūrime į pardavimus, aš, pavyzdžiui, dėlioju pardavimų strategiją ekspertui arba klientui, ten yra galimybės žmogaus, pavyzdžiui, ne visi nori pardavinėti, pavyzdžiui, per webinarus. Ne visi pasiruošę ten aktyviai ten komunikuoti, atsiskleisti arba parodyti savo pažeidžiamumą tinkluose. Arba kažkas iš vis nenori. Kada aš žiūriu į klientą, į produktą ir visą pardavimo kelią, aš realiai taip labai aštriai, išsamei, giliai žiūriu į tą procesą ir kartais aš negaliu sudėlioti pardavimo grandinėlės tokios, kaip žmogus net nori. Net aš matau, kad tai nepaeis. Jis tai neįgyvendins. Arba aš negaliu pasiūlyti tokį pardavimo grandinėlį, kaip aš darau, nes jis tai irgi nepadarys. Ir, žodžiu, pas mane nėra iš vis nei vieno kliento tipinio, kur aš kiekvienam dėlioju taip. Ir tai realiai reikalauja labai daug mano energijos ir resurso, nes, pavyzdžiui, aš dėlioju komunikacijas ir pardavimo strategiją apie 3-3,5 valandas. Tai, žinok, kitam ten jau, mano klientam jau sproginėja smegenys, kiti net laikytų to, nes ten yra tiek daug strateginių žingsnių ir visokios logikos. Ir kiekviena ta logika vis skirtinga kiekvienam klientui, skirtingai situacijai. Nes aš įsigilinu, aš pradžiu klausiu, ir man ten dėliojasi jos schemos. Labiau net su pardavimais, tai išsireiškia, kad tu sakai. Jo, nes skorpionas vis tiek jisai apie tas pačias strategijas ir apie verslumą, ne? Ir tai kaip aš savo šitą gebėjimą strateguoti, numatyti, į priekį sudėlioti, kaip aš galiu iš to uždirbti. Tiesiog čia taip neparodimas. Bet žinai, šiaip labai įdomu apskritai pati pinigų tema, čiagi visiems įdomu, ne, pasižiūrėti, kur ten pas mus tie pinigai slepiasi mūsų horoskope. Kur pas mane ten tie pinigai? Jo, pas tave socialinė erdvė. Tiesiog. Antras būstas, kuris yra atsakingas už pinigus, už mano resursus, ne mano pinigai, yra vandenė. Vandenis yra online'as, socialiniai tinklai, iš esmės visą tai, ką tu ir darai. Ir pas tave mastermind'ai, nuo ko tu pradėjai, jiegi online vykdavo pagrindinė. Tai yra darbas online. Dėl to, kad vandenis mėgsta technologijas, mėgsta visokias programėlės, visokius tos gadžetus ir taip toliau. Ir čia yra dirbtinis intelektas, irgi yra vandenio tema. Apskritai inovacijos, pažanga ir technologijos. Tai pas tave per šitas temas, per čia ateina pinigai. Bet tik tai įdomu tai, kad Uranas valdo šitą būstą, nes vandenio valdovas yra Uranas. Ir antro būsto valdovas stovi 12 būste. 12 būstas astrologai tai yra toksai izoliacijos būstas, paslapčių būstas, toksai biškį atsiskyrimo. Tai kuomet pinigų planeta, tiksliau pinigų valdomas atsistoja šitoj zonai, apie mano pinigus nieks neturi žinoti. Nei kiek aš uždirbu, nei kaip aš ten uždirbu, kur ten mano pinigai, niekas neturi žinoti, dėl to, kad 12 būstas paslaptis. Ir dar Venera, jinai irgi yra atsakinga už pinigus. Jinai su Plutonu susijungusi, tai pinigai irgi pas tokią Venerą ateina per verslą, kai aš vėlgi strategijos, vėlgi tai yra transformacijos, tai yra
įtaka, kokią aš įtaką darau kitiems. Tai čia, tiesiog irgi per tavo tą ir mastermindai tie patys, ir apskritai tavo klientai. Tai čia tu darai jiems įtaką, tu darai, padedi jiems transformuotis, ir per tai ateina pinigai. Ir šiaip pas tai labai gražus yra aspektas, Venera turi labai gražų trigoną su Jupiteriu. Venera yra mažoji laimė, skaitasi astrologijoje, Jupiteris didžioji. Ir kada tarp šitų dviejų planetų yra gražus aspektas, tai visų pirma santykiam labai gerai, dažnai rodo laimingą santuoką, mane myli, tokius santykius, kur moteris jaučiasi mylima, jaučiasi, kad stabilu, saugu, faina, bet ir pinigams. Ir pas tave 10 būstas su 2 būstu labai gražioje jungti. Aš sakyčiau, kad tikrai uždirbi nemažai, nes čia tiesiog tokie parodymai, kaip žmogus su pinigais nėra problemų. Jeigu tik tais aš įjungiu Skorpioną, įjungiu socialinius tinklus, pas mane visada bus pinigų ir jų bus daug. Gal nereikėjo man to sakyti, bet tiesiog tokie parodymai. Čia malonu, čia gera prognozė. Ką nori dar žmogus išgirsti? Pas tavę visada bus pinigų ir viskas gerai bus šeimoje. Turėjau kažkada tokį įsitikinimą, kad keiktis yra labai blogai, nes čia yra bloga energija ir ten kad čia mes teršiam savo kūną tais keiksmažodžiais. Ir prisipažinsiu, aš tikrai žiūrėdavau kitus žmonės, kur labai keikėsi, ypatingai moteris, man būdavo toks, kad čia jau kažkas negerai su ja, jeigu taip keikėsi. Bet, aš buvau, žinai, nes visur būna kraštutinumas, arba vienas, arba kitas, arba kai žmogus labai keikėsi, arba kai jau visiškai, kaip aš buvau, kur nesikeikia. Bet paskui kažkur kažkokį net mokslinį tyrimą skaičiau, kad žmogui sveika keiktis. Tai yra emocijų paleidimas. Taip. Ir dar aš žinok, ką skaičiau, bet apie tai negaliu pasakyti, kad aukšto intelekto žmonės gali išreiškti savo mintis, naudodami tokius žodžius, kad pastiprinti jų tokį, laipsnį arba svarbą. Ir tas išsikeikimas, kada yra su neigiama emocija, kažką ten ant kažko dar nukreipta, tai yra tikrai jaučiasi ta tokia bloga energetika. O kada tik keiksmažodis pasakytas vietoj, paryškina kažkokį sakinį, jis duoda tokią gerą emociją, jis pažadina, pavyzdžiui, aš su keiksmažodžiais pažadinu žmonės. Pavyzdžiui, aš matau, pas mane sėdi pamokoje online, pavyzdžiui, ten 30 žmonių, sudėtinga informacija, smegenėlės jau tokias viskas atsijunginėja, nes tai yra sudėtinga tiek informacijos priimti, ir tada man reikia jos pažadinti. Tai yra 2 būdai, kažką pošlo, tokia viena kažkokia sakinukai, ta irgi tokia, arba kažkokia keiksmažodžiuką. Ir tada visi, kas čia vyksta? Ojei, kaip tu sau leidai? Ir tada atsibunda, ir tada atsirado toks, okei, aš jau tonusi, aš suprantu, kad jau nemonotoniškai, ir mes tada, pradedam toliau darbuotis. Arba, pavyzdžiui, man kartais reikia tokio keiksmažodžio, kad išjudinti irgi žmogų iš tokio miegojimo. Plėterys ar ne? Tu iš karto, jis jau supranta, kad jau kažkas labai stipriai išreikšta emocija, jau kažkas labai stipriai sutrigerino ten ar mane, arba jį, arba tą bendrą situaciją tokia, kad reikia atkreipti tai dėmesį. Tu sakai, daug keikiuosi, bet tavo tas keiksmažodis, jis vietoj ir laiku, nes būna žmonės jau kartais net nebejaučia, kada keikiasi, kur jau kas antras žodis. Aš apie tokius, čia yra žodžiai parazitai, tai tokie žodžiai keiksmažodžiai kenkia. O jeigu tiesiog atėjo emocija kažkokia ir pasakiau, tai paleidau. Tai čia nieko tokio, viskas okei, galima kažkaip pasakyti. Gal tu turi kažkokių klausimų iš savo astrologinio žemėlapio? Aha, žinok, aš ką tikrai norėčiau paklausti, aš kartais, tu sakei ten apie mano auką ir taip toliau, aš labai dažnai įkrintu į auką, kad kodėl aš čia turiu viską daryti. Santykiuose būna, kad mes irgi tokie, aš pasiemu daugiau atsakomybės, tada, tada įkrintu į auką, kad tai aš čia viską darau ir aš čia viską tempiu, visas moteris, normaliai moteriškas, plaukia, nori darau, nori nedarau. Ir aš, kada pavargstu, aš realiai įkrintu į tą tokią, į ką man tiek daug reikia. Ir kam aš turiu, kam tiek reikia. O galima kažkaip moteriškai. Ir tas klausimas pas mane
jis atsirado tik tada, kada aš labai stipriai jau pavargau, nes kada aš normaliai varau, aš ten kaifuoju, ten nėra tokių klausimų. Bet ar tu matai kažką iš tos pusės, ar supratai mano klausimą? Jo. Tai pas mus astrologija yra dvi moteriškos planetos, kurios atsakingos už moteriškumą, už jausmus, emocijas ir, vienu žodžiu, visus šitus dalykus. Tai yra Mėnulis ir Venera, ne? Tai Mėnulis avine. Moteris su Mėnulio avine, jinai visą laiką turės vyriškos energijos. Jinai bus ta tokia zavadzyla, kur biški reikia pakovoti, pasisparinguoti, nenoriu nusileisti, aš kaip pasakiau, taip turi būti. Bet tai nereiškia, kad tokia moteris negali būti moteriška, ne? Bet tiesiog tas toksai prigimtinė savybė avinas. Aš esu avinukas, kur biškai su ragiukais pasibadysiu. O kita planeta, kuri grinai už tokią mūsų moterišką energiją atsakinga, tai yra Venera. O Venera su Plutonu susijungus tavo horoskopę. Plutonas yra galios ir valdžios planeta. Ir Skorpione, ir 10 būste. Čia moteris generolas. Tu galbūt žiūri kitas moteris, kurios tokios švelnios, moteriškos, tokios romantiškos ir tau atrodo, kad, blemba, ir aš taip norėčiau, bet tau taip, čia ne tavo energija. Nes Venerai Skorpione reikia aštrių pojūčių, jai reikia adrenalino, jai reikia veiksmo. Ir kadangi 10 būstas, tu šitą energiją nukreipi į darbą, ne, tu pasimaitini, va ten, kai tik tais darbe yra, biški tokios rizikos, ne, kai nežinau, kaip čia išeis, nepavyks. Va šitie visi dalykai jie užkuria. Nes jeigu viskas būtų tiesiog tip top, viskas vyksta, tokiai Venerai ir apskritai Skorpionui jam neįdomu. Tai kur prasmė tada? Biški reik pakovot, kad rezultatas būtų, ne? Tai va šitai Venerai, jei būti tą moterim tokia, neišeis. Ir šiaip Venera Skorpione, jinai tikrai turi tą savybę. Jinai mėgsta įkristi į tą tokį, kad, kodėl, kokia aš vargšė. Už ką man? Taip, kodėl aš turiu art? Visas normalios moteris sėdi ten, vyras išlaiko, ta prasme, jas ten nori daro. Aš šiandien tokį rilsą įrašiau. Ta prasme, kaip vadinasi ta būsena, kada moteris nori sėdėti namie ir nieko nedaryti, kad vyras išlaikytų, bet vis dėlto dirbti tada, kada nori ir uždirbti pakankamai, kad užtektų ir nepriklausytų nuo vyro, bet vis dėlto, kad jis ją išlaikytų. Tai va čia Venera Skorpione, jinai panašiai jaučiasi, bet žinai, Skorpionas kokią savybę turi? Jam reikia tokių emocijų, jam reikia biški savęs pagailėti, jam reikia biški įeiti tą tokią, galima pavadinti auka. Pavyzdžiui, pas mano dukra irgi yra Venera Skorpione. Ir jinai, pavyzdžiui, bendrauja su draugiam ir ten kažkokia drama vyksta ir ten verkia. Ir aš suprantu, kad jai reikia šitos dramos. Tai va Skorpiono jam tiesiog reikia pabūti šito energijai, biški save pagraužti, biški, kad pagailėkit manęs, aš tokia vargšė, ir biški pasimaitina šitą energiją ir toliau tada varo. Čia tokia, žinai, galima pavadinti biški truputėlį minusinę savybę Skorpiono. Mazochizmas toks. Jo, sadomazo iš tikrųjų. Ir nepradirbta tokia Venera santykiuose, jinai visiškai manipuliatorė, jinai kels pavydo scenas, kad jinai kažkokį jausmą pajausti, man reikia to, pipiro kažkokio aštrumo. Nes jeigu viskas tiesiog fainai, chill, atsipalaidavę, jinai pasimėgaus kurį laiką šitą būseną, bet jai paskui trūks, o kur intensyvas, o kur jausmai, o kur ugnis, o kur aistra, va šitie visi dalykai. Geras. Tai, o pas tave daugiau pasireiškia per tą tokį, kad tiesiog darbe labai daug atiduodi tos energijos. Tada įkrintų jau tokį save pagailėti, jau tada, Ja. Tai, čia aišku, žinai, su vyru reikia tada komunikuoti, kad jeigu jau mato tokią, žinai, tavo būseną, tai jau kažką jisai, žinai, daryti, kad truputėlį tau palengvinti. Bet, tiesiog, su tokiais parodymais, kaip ir pas Gabijat, kaip ir pas tave tas pats, jūs nebūsite tos namų šeimininkutės, kurios ten aplink vyrą šokinės, buitim rūpinsis, jos eis užkariauti pasaulį. Tiesiog, pas ta tokie parodymai. Man antiek neįdomu, ta buitė, kažką reikia pavalgyti. Ir toks, tarsi, ten kažką ten valyti dulkis. Man antiek neįdomu, mano idealiausias pavyzdys, yra būstas, ateina ten 2-3 kartus žmogus, kuris pagamina maistą, ateina vieną kartą per savaitę, kuris pavalo, tada viską būti, ir tada aš ateinu, man čia viskas komfortiškai, aš darbuojuosi, mes ten galim kurti santykį ten šeimoje,
bet aš nenoriu viso to užsiimti, man ant tiek tai ir neįdomu, ir nepatinka. Nu, nes pas tave net parodymų nėra ne vieno parodymo, kuris rodytų ten šeiminiškumą, buitiškumą, ten kažkokius dalykus pas tave. Nu tiesiog, nes 10 būstas tai yra statusas, ne? Kada tenais tiek daug planetų, kur aš kaifuoju, kur aš ilsiuosi netgi, aš darbe. Aš darbe ilsiuosi. Kai aš tikslų siekiu, kai aš turiu planą, kai aš turiu strategiją. Žodžiu, viskas su manim gerai. Viskas su tavim gerai, viskas gerai. Kartais gali tam biškai pagalėti, bet tik trumpam, žinai, kad neužsibūti toj būsinai. Žiūrėk, mano tas geriausias toks sprendimas, aš sakau, okei, aš supratau, kad aš truputuką, raskleilai, žinai, iš tos, viskas, truputuką, jau dabar būsiu skuduriukas toks, žinai. Ir tada aš su jums tą pasikalbu, Marina, kiek tu nori būti tokioje būsenai? Tik pažiūrėjau kalendorių, savo tvarkaraštį, kiek galiu pabūti tokioje būsenai, žinai. Iki pirmadienį realiai galiu, pirmadienį klientai ir reikia jau susiimti ir darbuotis. Taka, ne, bet iki pirmadienį labai ilgai, aš sekmadienį noriu normaliai pagyventi dar, tai iki šeštadienį vakaro. Suranti? Jau taip, nuo penktadienį vakaro iki šeštadienį vakaro aš galiu tokį pabūti, tokį, žinai, suniplauta galva, tokį vaikščioti, burbėti, ir ten dar visus būtinai perspėti, aš burbu, sakau, viskas, aš burbu, aš dabar noriu, ir aš vaikštu visą tą parą, pavyzdžiui, ten filmų žiūriu, čipsus valgau, pabūti tokia visiškai tokia, žinai, razmazne, kaip aš sakau. Ir tada toliau aš priėmu sprendimą, viskas, leidau savo, einam, keičiu. Man labai patinka, kad man pavyksta valdyti savo emocijas ir būseną. Kad, žinai, kad mano gal stipriausias atradimas, dirbant su savim, psichoterapija ir visa kita, kad ne jausmai ir būsenos užvaldo mane, o kad aš valdau savo būseną ir savo jausmus. Ir aš galiu įtakoti, kaip aš noriu ir kaip aš nusprendžiu jaustis. Aš jaučiu jausmą, aš galiu jį atpažinti ir aš galiu priimti sprendimą, kiek ilgai aš noriu būti tame jausme. Ir ypač su neigiamis jausmais, nes ten labai lengva užstrigti. Atrodo, tu nevaldai savo gyvenimą, jausmai užvaldo tave, oi, aš dabar pykstu, arba liūdžiu, neturi energijos, visą kitą. Aš suprantu, kad aš dabar neturiu energijos, dabar man liūdna, dabar man pykta, ką aš galiu su to daryti, kaip aš galiu tai pakeisti, kaip aš galiu savo liūdesį transformuoti į kažką kitką, ką aš galiu padaryti dėl savęs, kad liūdesys išeitų ir pasikeistų kažkokį žavesiu arba ten, žinau, ten kitą emociją. Ir aš tapau tokia, žinai, jausmų valdovė savo gyvenime ir tai labai padeda šaltų protų siekti tikslų. Kaip įdomu, skorpionas jo šaltais nervais, einu, darau, kontroliuoju save, savo būseną, savo emocijas. Žaviuosi tokiais skorpionais, bet kurie moka taip su savo skorpioniška energija elgtis. Ją valdyti, nes skorpionui, jam tikrai, jam pačiam sunku. Jam pačiam savim sunku tikrai. Skorpionas, mano skorpionas, žinai, koks jis yra? Jis yra ėdikas ir save ir pačių artimiausių. Ir, pavyzdžiui, kam tikrai nepasisekė, tai mano vyrui, realiai. Nes jeigu dukra dar irgi pati yra šaulys, mes su ją mokam, žinai, dar susidėliot. Tai vyras mano liūtas ir ten mes normaliai pišiuojamės. Tai, pavyzdžiui, vyrai tikrai nepasisekė su mano skorpioniška energija. Ir man pačiai su savim, nes aš galiu savo taip pasakyti, savo taip duoti tą grįžtamą ryšį. Ir taip į save, ta prasme, nukreipti kažkokią pretenziją, nepasitenkinimą, žinai, arba kritiką savo, kad, ta prasme, normalus žmogus neatlaikytų to. Suprask, ta prasme, tai yra labai rimtas darbas save atlaikyti. Bet tuo pačiu metu, ką duoda ta savikritika arba savimi nepasitenkinimas? Noras pasitempti, pasikariguoti, pasimokyti. Tai va čia, žinai, yra esminis skirtumas, kai vieni žmonės įkrenta į savo tą vidinį kritiką. Ir tada viskas blogai, aš čia nieko negaliu, man nieks nesiseka, ir sėdi ten toj vietoj. O kiti žmonės, aš ten nepasitikiu, bet o tai ką aš dabar galiu padaryti, kad pakeisti tai, kad nebūti šitoj vietoj.
Ne, tai vat vienos vidinis kritikas gali labai motyvuoti, Mhm. kitus vat ir sėdi kažkokie biški pelkiai. O tavo vyras, jisai, kada jo gimtadienis? 27 Liepą. Jis Jo liūtis. saulė papuola į tavo 7 būstą, partnerystės būstą. Čia suderinamumui super, labai gražus Rimtai? parodymas. Ne? Kada partnerio saulė papuola į mano partnerystės zoną, čia, aišku, daugiau mes dalykų žiūrim suderinamume, bet saulė 7 būste super, labai, labai gera padėtis. Ir tavo astrologiniam žemėlapį partneris turi dvyniškos energijos, nes 7 būstas dvyniuose prasideda, o dvynių valdovas Merkurijus Skorpione. Nors sakai, kad sunku mano tam vyrui, bet jisai pats kaip asmenybė labai stiprus ir jisai sugeba atlaikyti tavo tas bangas, visokias audras. Jo, tai va dėl to moteriai, kuomet jinai turi tiek daug skorpioniškos energijos, reikalingas stiprus vyras, kuris sugeba atlaikyti, bet neužgožia jo, žinai. Tai neužgožia. Pavyzdžiui, tikrais vyras, aš jam be galo dėkinga, jis mane palaiko kiekvienam žingsnį, jis duoda man visiškai laisvę realizuotis. Aš niekada negirdėjau nuo jo žodžių, pas mus nėra ką valgyti ir kodėl pas mus toks bardakas. Niekada. Jis žino, kad man tai nesvarbu, kad man tai neįdomu, kad aš tame neturiu fokusą. Ir jis džiaugiasi už tai, kaip aš realizuojuosi, kaip aš ką darau. Ir kažkaip ten viskas namuose susitvarko. Kažkaip mes tam bendrom jėgom visą tai padarom. Ir realiai, toj partnerystėje, wow, labai labai geras suderinamumas. Nes jeigu, pavyzdžiui, man vyras knystų protą, kodėl pas tave ten lėkštė dabar neindaplovė, o kriauklė? Aš jį tikrai numušiu, nežinau, ką su juo padaryčiau. Nes tai negyvenčiau, pradėsim nuo to. Ačiū tau labai, wow. Labai stipriai ir taikliai tu panalizavai pagrindinės, tu analizavai savo ten būstus, planetas, bet tu labai gražiai ir labai taikliai pažiūrėjai į mane kaip asmenybę. Labai toks geras jausmas, kad darau viskas teisingai, einu teisingu keliu, geras toks patvirtinimas, kad taip, tu elgiesi, galvoji ir mastai taip, ir tai yra patvirtinimas, kodėl tai vyksta. Šiandien gal abejonės apie tai, kad gal aš galėčiau gyventi kitą gyvenimą ir gal galėtų viskas kitaip, bet viskas pas tave nupiešta, kad taip ir turi būti ir toks priežasčių ir pasekmių labai gražus tas žemėlapis pas tave. Iš kur, kodėl, ko jis auga. Žinai, kaip yra įdomu tai, kad pavyzdžiui, tavo astrologinis žemėlapis labai panašus į Gabijos, bet pas jūs gyvenimo istorijos visiškai skiriasi. Bet mūsų astrologinis žemėlapis tai yra galimybių laukas. Tačiau tos energijos pas tave ir kitaip, ir dar trečiaip galėjo realizuotis, bet vis tiek, pavyzdžiui, kada labai daug skorpiono, tai čia vienas iš variantų, tu pasirinkai daugiau į verslo strategiją, čia stiprioji tavo pusė. Bet čia stiprioji tavo pusė galėjo būti ir ezoterika, pavyzdžiui, ten kažkokios ritualinės galbūt paslaugos, galėjo būti labai stipri tavo irgi realizacija, psichologija, kur žmogus gali būti nuostabus psichologas arba netgi psichoterapeutas. Dar kita tema tai yra kriminalai, kai žmogus pogrindį kažką daro, dar kita čia, pavyzdžiui, nežinau, politika netgi galėjo būti. Tai, žinai, visur mes galim atrasti, kur nukreipti, bet tiesiog, kai viena pusė pas tave susidėlioja, kita pusė, trečia, ir tada tiesiog matom, kaip tavo gyvenimas, tu gyveni tokį gyvenimą, išpildama savo astrologinį žemėlapį. Ir tada, kai mes gyvenam pagal šitas energijas, mums tada mūsų ir santykiai, ir karjera, ir asmeninis gyvenimas tiesiog skleidžiasi. O būna, pavyzdžiui, ateina tikrai konsultacijas ir aš pasakoju žmogui, ne, pas mane taip nėra, ne, aš taip nedarau. Ir matau, kad žmogus visiškai negyvena savo gyvenimo. Taip, pas jį ir santykiai stringa, ir sveikata stringa, ir ten darbo visai darbė savęs nerealizuoja. O kai tik mes įjungiam, kaip puikus pavyzdys, su tuo 10 būstu. Aš per viešą įvaizdį įjungiau šitą energiją, iš karto matomumas, žinomumas, pripažinimas, klientai ir visa kita, pradeda skleistis. Tai mes kiekvieną būstą taip galime įjungti. Geras. Tai va. Tai labai fainai, labai prasmingą darbą darai. Tikrai padeda žmonėms gyventi pagal savo tikrą pašaukimą, pagal savo vidinį tą žemėlapį ir gyventi kaifovą gyvenimą. Kas gali būti geriau? Nustinki,
Taip, nes aš irgi gyvenau ne pagal savo astrologinį žemėlapį iki 30 metų ir ten kaifo jokio nebuvo. Mažai ką. O dabar, tiesiog, nu kas gali būti geriau, kalbinti žmonės, tokius įdomius. Tikrai. Super. Čia yra tokios astrologinės kortos, jos veikia panašiai kaip taro, nes jos turi savo simbolius, turi savo reikšmes. Ir jeigu tu turi kažkokį klausimą, kuris tau šiuo metu yra aktualus, svarbus, ne, tu gali užduoti jį kortoms. Tai gali būti bet koks klausimas. Taip. Tai dabar esu tokiam etapė, kada suprantu, kad jau nemažai padariau, bet esu tokie kryžkeliai arba eiti į tokius didelius maštabinius projektus, kur reikia daug energijos, taip? Arba labiau dirbti kameriniai, kaip man patinka, kur ten man lengviau, bet gal nėra to tiek daug gražaus finansinės ir taip toliau. Ir jaučiu, kad mano širdis prie to tokio kamerinio formato, prie tokio gilesnio ir visa kita, bet yra tokia baimė, kad jeigu atsakysiu didelių projektų, didelių kažkokio objektų, tarsi tokių projektų, kitaip nežinau kaip pasakyti, kad mažiau uždirbsiu, prarasiu tą tokią, tą savo arba statusą, arba svarbą, arba žinomumą ir visą kitą. Ir man dabar norisi iš vidaus pajausti, koks tas mano kelias dabar man geriausia būtent šiuo metu. Šiuo metu, būdama dabar. Šiuo metu, Marinai, ar eiti į platesnius vandenius, dirbti su didesniais projektais, ar likti kameriniam, saugiam, bet labai man patinkančiam formatui. Gerai, pasižiūrim tada, ką čia kortos mums nori pasakyti. Kokios gražios. Labai gražios kortos. Net dabar galvoju, kaip jas čia dabar interpretuoti. Dėl to, kad pati pirma krenta Venera. Venera tai yra planeta atsakinga už malonumus, už finansus, už stabilumą, saugumą. Žodžiu, tai yra tokia moteriška planeta, ne, kuri rodo šiaip dažniausiai tai malonumą ir pinigus. Ne? Kita korta krenta 4 būstas. 4 būstas tai yra šeima. Ir jeigu šitam klausime, ar tai yra dideli kažkokie projektai, ar tai yra tas kamerinis kažkoks, kur mes kaip šeima, kur man jau pažįstama, kur man gera, tai šita korta daugiau šitą rodo. Lizdas tas. Kaip? Lizdas. Jo, lizdelis. Čia va tie kiaušinukai tam lizdelė, ne, mes čia auginam kažką, tai sperima, ne, kažką auginam. Toliau yra Saulės korta. Saulė tai yra mano vidinė ugnis, tai yra motyvacija, tai yra veiksmas, kas man patinka, kas mane užkuria ir tai yra pasitikėjimas savimi. Šitam kontekste Saulė gali rodyti, kad aš biškai galbūt nepasitikiu, galbūt kažkur bijau, bet vis tiek tas toksai vis tiek aš turiu vadovauti širdim. Matai, protas įsijungia, bet kiten, tai projektai, ten finansai, bet čia vis tiek daugiau toks tikrai, kad o kaip širdis mano nori. Ir tas lizdelis šalia tos Saulės. Ir paskutinė korta tai yra liūtas, kuri viską vainikuoja. Liūtas tai yra karalienė. Karalienės archetipas, tai yra valdovė, tai yra ta, kuri žino, ko jinai nori, jinai jau turi statusą, jinai jau turi pripažinimą, jinai jau turi savo įvaizdį. Iš esmės, ar tu pasirinktum tą kamerinę temą, ne, ar tu pasirinktum tą didelį kažkokią, vis tiek būtų liūtas. Taip ar taip, ne? Bet tiesiog šiuo konkrečiu etapu, dar čia pabūt. Dar toks jausmas, kad kažką užaugint turi. Dar kažką tenais, tas lizdelis, ne, su tais besiperiančiais, ne, viščiukais, paukštukai. Bet kitos kortos tiesiog labai ir Venera labai graži, ir Saulė labai graži, ir liūtas. Net pasilikusi čia vis tiek rezultatai bus. Geras, aš nežinau, panašiai ir jaučiu, kad dabar yra toks pereinamasis laikotarpis, kada galima pakurti dar tą tokią kamerinį, paauginti
stipresnis keisiu savo klientų, plus dabar pas mane lizdas atkraustymastis ant Aha. nosies, tai dabar, žinai, bus tas pakurti namus, pakurti ten tą jaukumą. Aha, čia vat irgi dar vat, nu, ką tu pati ir pasakei, čia toks jausmas, kad vat šiame etape vat, ir tai tavo šeimai nedaugiau dabar dėmesio reikia skirti, ir jeigu, tarkim, tu dabar eitum kažkur, nu, ten labai daug tavo energijos nueitų, Tikrai. ir, nu, tada šeima, pavyzdžiui, pradeda kentėti, namai kenčia, ne, dar kažkas, nu, dar biški palaukti. Geras. Toks jausmas. Toks jausmas, kad sako, nu, dar truputį bus, viskas bus, bet va dabar va čia dar. Labai gražus patvirtinimas mano pačios tokius pojūčių jausmų. Nes tai protas, žinai, vėlgi, ten jau suka, jausminė dalis. Kaip ir tu dabar sudėlioji kortas. Geras, ačiū tau labai. Ačiū tau. Kokį tu kaldušką. Labai. Turiu tau dovaną. Labai atsakingai vėriau tau apyrankę, nes aš, kada vėriu žmonėm apyrankės, aš žiūriu jų astrologinį žemėlapį, kad pasižiūrėti, kokie akmenys tinka, nes ne visi akmenukai mums tinka, ne visi rekomenduojame nešioti. O tau aš išrinkau ugninį agatą ir juodą špinelį. Ugninis agatas tai yra tas akmuo, kuris kaip tik apie tą ugnį, kad jinai negestų, kad aš visą laiką turėčiau motyvacijos, veiksmo, eičiau prieki, lyderystė ir visi kiti dalykai. Šiaip kas pas tave ir taip yra, bet kai mes parinkinėjom kristalus, mes turim stiprinti tai, kas pas mus jau stipru. Nes jeigu mes stiprinam, pavyzdžiui, silpnas savo vietas, mes stiprinam silpnybę, pavyzdžiui, tų planetų. Nu, ten taip astrologija įdomiai veikia kristalai. Tai va, tas ugninis agatas toliau palaikyti ir tavo tą avinišką energiją. Ir kadangi pas tavai ir tas šiaurinis mazgas, ne, kuris irgi avinė, tai eiti, daryti, vesti kitus į priekį. Tarp kitko, ko nepaminėjau apie aviną, man labai patinka jo palyginimas, kad avinas jisai su savo ragais pramuša sienas ir veda paskui save kitus. Ne, jis toksai pradininkas, ne, ir tiesiog sako, einam, darom, padarysim. Ne. Tai vat, ugninis agatas apie tai. O špinelis jau tokia labai žemiška energija, jisai žemina, nes jeigu labai daug ugnies, žmogus gali labai išsitaškyti, ne, nu tiesiog. O dėl to reikalingas tada žemiškas elementas, kad įžeminti ir įmaterinti mano tą ugnį, tą kūrybą, kuri manyje gimsta. O ką aš su ją darysiu? Ar aš tiltus deginsiu, ne, ar aš kažką sukursiu iš tos energijos? Tai va šitie du kristaliukai, jie kaip tik yra apie tai. Tiek ugninis agatas, tiek špinelis yra apsauginiai akmenys. Špinelis daugiau mūsų aurą saugo, o agatas mūsų energetinį lauką. Kai pa žmogų labai daug skorpiono energijos, jisai tiesiog visokiose energijose plaukia ir to labiau, kad tu dirbi su žmonėm, tai visko ten daug ir tai kai būna grupė žmonių, tai va čia labai labai gera apsauginė apyrankė, kurią rekomenduoju nešioti ant dešinės rankos. Ant dešinės. Ačiū tau labai. Ir žinok, pirmiausia, kaip gražu, ta balta juoda, kaip man patinka. Wow. Nu, man irgi ta balta juoda irgi yra skorpioniška tokia energija. Ir šiaip, žinai, jinai man tiesiog žiūrint tokia paprastutė, nu, nei čia kažkas, bet kaip ir pats skorpionas, jisai išoriškai toks, žinai, paprastas gali atrodyti, bet viduje ten tokia energija, kad Geras. Ačiū tau labai, labai, labai dėkuoju. Nuostabi, tikrai nuostabus tavo projektas, linkiu didžiausios sėkmės jį vystant. Ir kaip jau sakiau pradžioje, tikiuosi, kad daug žmonių per kitus atras daug savyje, kad transformuoti, keisti, gilintis, atrasti, būti savo būti savo realizacija, gyventi savo gyvenimą, suprasti, iš kur kojos auga, kur sparnus reikia atskleisti ir toliau skristi. Tikrai labai faina laida ir ačiū labai, kad tai darai. Aš žinau, kad ir tu turi kažkokių dovanų mūsų žiūrovams. Taip. Tai pratęsiant tą mūsų pokalbį apie savęs tikrą realizaciją ir tikrą atsiskleidimą, tai vienai moteriai, kuri norės atsiskleisti savo savybės, žinios, patirtį, potencialą, aš pakviesiu į mano konsultaciją 2 valandų, kada mes atsisėsim ir sudėliosim jūsų komunikacijos ir įvaizdžio pardavimų logikos žemėlapį. Tai tiesiog komentuokit, kodėl būtent tai turi būti jūs, kodėl jums tai yra svarbu. Galit parašyti, kuo užsiemat arba ką parduodat.
Ir tai turi būti žmogus, kuris turi visišką tvirtą sprendimą visą tai gyvendinti. Nes tiesiog pakalbėti nėra prasmės, o visą tai, tą, ką mes padarysim įgyvendinti, bus labai faini. Žinau, aš irgi komentuosiu. Nes aš irgi norėčiau laimėti tokią paslaugą. Tai super, tai tikrai, kas čia galbūt netgi aktualu yra, kurie tik pradeda, kurie gryninasi, nes savo... Arba jeigu jau darot ir jūs jaučiat, kad reikia padaryti kažkokį naują etapą, pakoreguoti, pateikti kitaip, gal jau neveikia taip, kaip yra. Nesvarbu, kad būtų labai tvirtas sprendimas visą tai realizuoti. Realizuoti savo naują įvaizdį ir savo komunikaciją socialinius tinkluose. Super. Tai žiūrovai, komentuokit. Marina po YouTube video išrinks, Taip. Kuris labiausiai surezonuos, galbūt ne tavo komentaras. Ir super, labai graži dovana iš tavęs. Ačiū tau. Ačiū tau. Galvojat, ką norėtumėt kitą pamatyti svečiuose, ką irgi galėsim panalizuoti, giliau pažvelgti į žmogų per jo astrologinį žemėlapį. Tai galite tiesiog prašyti komentaruose kosmosas ir parašyti tą žmogų ir gal kitą kartą laidoje pamatysime jį. Tai dar kartą ačiū tau labai, Marina. Na, kosmosas. Kosmosas. Ačiū tau labai.